Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia sužinoti savo tinklo kortos MAC adresą. Taigi, kokia tinklo korta bebūtų, ar tai belaidė ar laidinė, ji visą laiką turės MAC adresą. Pagal MAC adresą galime nustatyti, kas yra šios tinklo kortos gamintojas. Tai reikia įvesti, tarkime, šiame tinklapyje pirmus MAC adreso 6 simbolius ir pagal tai bus nustatyta, kas pagamino jūsų tinklo kortą. Visos tinklo kortos turės unikalų adresą, kurį galima pasikeisti, jeigu labai reikia. Ir jį sužinoti galime taip. Spaudžiame ant Start, čia įrašome CMD. Ir šiame lange įrašome Get MAC. Mano atveju aš turiu dvi tinklo kortas, viena laidinė, kuri yra atjungta, ir kita belaidė. Arba galime parašyti Get MAC -v. Ši komanda taip pat parodys ne tik MAC adresą, bet ir tinklo kortos apibūdinimą. Taip pat galime rašyti ipconfig /all ir čia reikia susirasti tinklo kortą, kuri turi IP adresą. Taigi IPv4 adresas. Matome, kad jinai yra vienintelė korta, kuri šiuo atveju pas mane turi IP adresą, ir jos MAC adresas yra štai šis. Jeigu norime sužinoti, kas yra šios tinklo kortos gamintojas, galime šį adresą įrašyti į štai šį laukelį. Ir matome, kad pirmi 6 simboliai 001F1F yra Edimax Technology korporacijos MAC adresas. Šis MAC adresas niekada nesikeičia, nebent jį galite pasikeisti programiniu būdu. Norint tai padaryti, spaudžiame ant Start, einame į Control Panel, čia susirandame Network and Sharing centrą, spaudžiame Change Adapter Settings, reikia susirasti savo tinklo kortą šiame lange, ant jos paspausti dešinį pilies klavišą, pasirinkti Properties, tada Configure, ir šiame lange einame į Advanced tabą. Ir kažkur čia bus meniu, kuriame galima bus pasikeisti MAC adresą. Taigi mano atveju šis meniu vadinasi Locally Administered Address. Ir štai čia apibūdinime matome, kad tai yra MAC adresas. Šiame lange belieka įvesti jūsų norimą naują MAC adresą, kuris būtų sudarytas iš 12 simbolių. Taigi vedame 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Spaudžiame OK. Ir mūsų MAC adresas turėtų būti pasikeitęs. Taigi anksčiau mūsų vietinio tinklo ryšio kortos adresas buvo štai toks, D05099. Pabandykime dar kartą įvesti tą pačią komandą Get MAC. Ir matome, kad mūsų tinklo adapterio MAC adresas dabar yra tokį, kokį mes jį nustatėme. MAC adreso dažniausiai nėra reikalo keisti, tad palikite jį tokį, koks jis yra. Pirmi 6 skaičiai visą laiką identifikuos tinklo kortos gamintoją, o norint sužinoti MAC adresą, įveskite komandą Get MAC arba ipconfig /all ir čia susiraskite savo aktyvų tinklo adapterį. Tai štai tiek, tikiuosi, kad ši pamokėlė jums buvo naudinga, nepamirškite prenumeruoti ir iki.